Sveiki, čia Juozas. Dabar pademonstruosiu jums, kaip reikia išsiimti pinigus iš MyPayingAds. Tai pirmiausiai einame į MyPayingAds. Iškraunam puslapiuką. Tada pasižiūrim pirmąją reklamą. Kokia negraži, pasižiūrim. Tada išjungiam ją. Nes mano Firefox'e neveikia kažkodėl tai jų reklamos video. Ir tada einame galima būti eiti į Withdraw Funds, bet jeigu eisim į Withdraw Funds, reiškia įsivesti pinigus, tai mes negalėsim jų išsivesti, nes reikia kai ką pakeisti mūsų profilyje. Už tai reikia eiti, užvesti pelę Member Tools ir spausti ant Profile. Paspaudžiam ant Profile. Čia galime įkelti savo nuotrauką. Ir tada reikia reikėtų parašyti savo adresą. Adresą reikėtų parašyti tą, kuris yra priregistruotas prie PayPal'o. Tiesiog, kai kortelę jungiat prie PayPal'o, kokį adresą naudojot, tokį reikėtų čia įrašyti adresą. Gatvę, miestą ir zip kodą. Tada savo telefono numerį įrašyti reikėtų. Čia pažymėti, kokį naudojate, į ką norite persivesti pinigus. Tai pasirenkat PayPal'ą. Čia parašot savo PayPal'o elektroninį paštą ir spaudžiat Update. Dar reikia šalį čia pasirinkti, va. Čia pasirinkti šalį reikia. Spaudžiat Update. Čia bus Successful parašys, kad Successful, kad sėkmingai updatino. Ir paskui, ką dar reikia padaryti, reikia pavažiuoti žemyn. Ir čia reikia Change Security Details. Čia reikia įrašyti savo klausimą, kokį nors klausimą. Pavyzdžiui, lietuviškai arba angliškai galite parašyti, pavyzdžiui, kažkokį klausimą, į kurį nebūtų kažkokio aiškaus atsakymo, kuris jūs žinot. Pavyzdžiui, sakytumėt, mano mėgstamiausias gyvūnas. Arba angliškai parašytumėt My Favorite Animal. Čia parašot atsakymą ir dar kartą. Čia yra jau mano įvesta, už tai čia naujas, bet įvesti reikės jums atsakymą, nežinau, vieną kartą, 2 kartus, bet reikės įvesti ir spausti Update. Ir tuomet, kai norėsite daryti withdrawą, jūs vesti pinigus, tuomet jūsų paklausto klausimą jūs turėsite atsakyti. Ir kai visą šitą atliksit, tada jau galėsite eiti spausti Finance, Withdraw Funds, važiuoti žemyn. Ir išsivesti galite mažiausiai $5, $5 iš savo MyCash balanso. Jeigu čia daugiau negu $5, galite išsivesti $5. Ta galite padaryti 7 dienas per savaitę, kaip čia ir parašyta. Ir savaitgaliais galima. Ir maksimum yra $750 per dieną. Ir kaip čia įvesit sumą, kurią norite išsivesti, spausit Withdraw. Vesit klausimą ir atsakymą. Klausimą gal nereikės įvesti atsakymą. Ir pinigai bus pervesti per 48 valandas. Jeigu pinigai per 48 valandas nepraeis, tada galite kreiptis į supportą. Čia kreiptis čionais arba Facebook'e. Facebook'o puslapis yra MyPayingAds. Grupė tokia. Bet turbūt reikėtų ne Facebook'o grupėje klausti, o tenais pačio savininko ten. UD ten kažkoks tai. Tai pagūglinkit, žodžiu. Jeigu to nesugebėsite, aš jau negaliu padėti. Va čia vakar aš padariau withdrawą $5 ir vis dar yra pending, dar neišsiųstas. Dar, žodžiu, nepraėjo 8 valandas, bet jeigu praeistumėt, aš jau kreipsiuosi juos. Tai va, tokelės, taip vat atliekamas withdrawas. Tikiuosi viską paaiškinau gerai.
Nu, viskas. Iki. Tai, žodžiu, davai.